Kokia čia su lempom pirmą kartą. Tai mėgina mane skaityti. Reagavo greitai, tikslumas yra 100%, visi reikiami klausimai atsakyti aiškiai, tiksliai ir labai greitai. Visa komunikacija 10 iš 10. Dirba aukštos kvalifikacijos specialistai. Dirbate tikrai super profesionaliai. Labai ačiū, linkiu ir toliau taip sėkmingai darbuotis. Daug šauktukų. Daugelio nuomonė, tokiose įmonėse kaip Vilniaus šilumos tinklai neįmanoma prisiskambinti, o prisiskambinus būna pikti konsultantai. Tai tikrai netiesa. Labai dėkojame Ramūnui už puikų darbą, rūpinimąsi oro kokybę aplink elektrinę, pagalbą, skiriamą dėmesį, domėjimąsi. Ar viskas gyventojams gerai? Linkime, kad būtų tokių darbuotojų kuo daugiau. Taip pat nustebina atvykusio darbuotojo profesionalumas ir greitai atliktas darbas. Jūsų darbuotojai yra pavyzdys. Likau maloniai nustebinta aptarnavimu, gavau reikiamos pagalbos ir dar daugiau. Atsakymus į visus užduotus klausimus ir labai malonų bendravimą. Labai dėkojame, kad esant reikalui meistrų vizitai punktualūs, suderinant patogiausią klientui laiką. Prisimenu, kad vaikystėje be karšto vandens sėdėdavom 2 savaitės ar dar daugiau. Dabar hidraulinius bandymus kažkaip padarot per dieną, tai tiek dar galim pankėtėti. Ačiū. Gerbiam ir vertinam jūsų darbą. Labai šiltas komentaras. Kažkaip tai pasidarė man jauku labai, tarsi mane apkloto kažkas tai šiltų plėdų. Tai mus motyvuoja dirbti dar geriau, vidai jausmas geras, smagu, kad klientai apie mus atsiliepia, reiškia, tas mūsų darbas yra tikrai naudingas, reikalingas. Faina, norisi skaityti dar ir dar. Tai džiugina ir motyvuoja dirbti ir stengtis dėl kliento, tiesiog kaip rytinė kava. Džiaugsminga, kad klientai mus vertina teigiamai ir mes rūpim jiems, o jie rūpi mums. Atsiranda tokių klientų, kad budinti personalą, kurį budi dieną arba naktį, netgi pavaišina Coca-Cola ir ten čipsų atneša ir padėkoja, kad mes rūpinamės. Tikrai labai džiugu, kad žmonės jaučia ir įvertina tą mūsų rūpestį. Atgalinis ryšys yra visą laiką labai malonus, svarbu, nes tai ir kaip ir skatina, pakelia nuotaiką, suteikia motyvacijos be abejo. Žodis yra labai stipru, žodis gali paguldyti, bet žodis gali ir prikelti. Mūsų klientams norėčiau padėkoti už grįžtamąjį ryšį.